Tytuvėnų miestelio pakraštyje 100 metų stovi didžiausios jo brangenybės – Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčia ir Bernardinų vienuolyno ansamblis, laikomas vienu didingiausių baroko paminklų visoje Šiaurės rytų Europoje. Restauruojamame vienuolyne, kuris jau netrukus atvers duris lankytojams, įsikūrė ir bažnytinio paveldo muziejus. Jame atsidūrė tai, ką mažos Žemaitijos bažnytėlės turėjo gražiausio. Monstrancijos, taurės, pacifikalai ir tą šiai dienai jau mes turime susivežę. Tiesa, kol kas eksponatai laikomi paslaptyje, o juos pamatyti galės tik muziejaus lankytojai. Tačiau muziejaus direktorė prasitarė, kad labiausiai didžiuojasi relikvija, kuriai yra apie 500 metų. Radviliškio rajone yra tokia maža parapija, Šiaulėnai. Tai vat iš šitos parapijos turim tokią seną gotikinę taurę, vienintelė Lietuvoje kryžiaus formos monstrancija. Nemažiau vertingi ir patys vienuolyno rūmai, kuriuose vis dar pluša restauratoriai. Pastatas iki šių dienų išliko autentiškas, nepakitęs. Specialiai lankytojų smalsumui patenkinti įrengta tuos laikus menanti kukli vienuolio celė. Įrengėm vieną celę, paskyrėm būtent kaip ji turėjo atrodyti tą laikotarpį, kada vienuoliai jau iš čia išvažiavo. Nes, žinot, surinkti tokius daikčiukus, kurie atitiktų būtent tą laikmetį, yra labai sunku. Tai stengiamės orientuotis į tą laiką, kada jie iš čia išvyko. Vienuolynas buvo uždarytas 1864 metais. Va, tai maždaug į tą laikmetį stengiamės, kad atitiktų. Kad, gal sulauksim kritikos, gal ne viskas taip, bet ta vienuolio celė yra įrengta, tarytum vienuolis buvęs, sakykime, vaistininkas, rinkęs vaistažolės ir ten ant stalo yra ir maišiukai su vaistažolėm ir žodžiu, šermukšnio uogos pabirėjusios. Tas, kas apsilankė jau, tai padaro įspūdį, nes aš duris liepiu patiem atsidaryti. Ir atsidarius duris iš karto tas stalas ir ten ta sena lempa ir vazonėlis su lauru, tokią aplinką stengiamės sukurti. O štai čia už didžiojo bažnyčios altoriaus įrengta vienuolių choro patalpa, į kurią vienuoliai galėdavo patekti tiesiai iš celių, nesusitikę į bažnyčią užėjusių pasauliečių. Štai taip atrodo vienuolyno karceris, kuriame yra mažas langelis su vaizdu į bažnyčią. O štai taip atrodo vienuolyno rūsiai, kuriuose būdavo laikomos maisto atsargos. Ne ką mažesnį įspūdį palieka ir Tytuvėnų Švenčiausios mergelės Marijos bažnyčios ansamblis. Arkadinė galerija, kurioje mes dabar stovime, yra tokia vienintelė Lietuvoje, kurioje yra kryžiaus kelio stotis ir įrengta vienuolyno kalvarija. 25 statytos stotis, 14 yra lipdytų stočių. Ir aplamai visas šitas ansamblis išsiskiria būtent tuom, kad 400 metų yra maldos namai. 400 metų per karus beveik nenukentėjo, mažai nukentėjo. 400 metų nedegė. Tai dėl to yra tiek mažai tų pasikeitimų. Vis dėlto yra 2 pasauliniai karai, visokie kitokie suirutės karai, nelaimės. Ir visa tai yra išsaugota tiek aplinkinių gyventojų pastangom, tiek pačių čia gyvenusių Bernardinų vienuolių, kurie čia gyveno 250 metų. Be bažnytinio paveldo Tytuvėnai garsėja ir savo kraštovaizdžiu bei ežerais. Aplink Giliaus, Epušio ir Bridvaišio ežerus nutiesta 13,5 km ilgio dviračių trasa, leidžianti pamatyti gražiausius apylinkių vaizdus.